Kai pakeliam akis į naktinį dangų, vienas šviesulis spindi ryškiau už beveik visus kitus. Tai Venera. Ir ko gero pirma mintis, kuri ateina į galvą, yra meilė, grožis, gal net prabanga. Bet ar kada nors pagalvojate, kad už to akinančio spindesio slėpėsi visai kitokia istorija? Pasiruoškite, nes mes toj panersime giliau. Ir tiesa yra kur kas sudėtingesnė. Taigi, ką iš tiesų simbolizuoja Venera? Šiandien mes kaip tik ir pabandysime atidengti tą šydą, kuris gaubia populiarius mitus. Atskleisime, sakykim taip, tikrąjį Veneros veidą. Ir galiu pasakyti, kad tai, ką išgirsite, gali gerokai supurtyti įsivaizdavimą apie šį dangaus kūną. Tikrai. Pasižiūrėkime. Visiems įprasta galvoti apie meilę ir grožį. O mitinėje realybėje – bum, maištas ir strategija. Komfortas ir prabanga? Ne, greičiau ekstremalus pasiaukojimas. O harmonija ir taika? Pamirškite, kalbame apie kosminį karą. Neįtikėtina tiesa? Visa tai istorija apie vieną asmenį iš minčių vardu Šukračarja, kurio gyvenimo kelias galiausiai jį ir pavertė Veneros planeta. Gerai, pradedam. Pirma dalis – maištingo guru kilmė. Mūsų pasakomas prasideda nuo pat pradžių. Susipažinkime su berniuku, vardu Šanas. Vėliau jį pažinsime kaip Šukra. Tai nebuvo paprastas vaikas. Jis buvo genialus, bet tuo pačiu ir labai vienišas. Įsivažiuokite, jo tėvas – legendinis išminčius Brego, vienas iš 7 didžiųjų visatos protų. Ir net pats jo vardas, Šukra, yra be galo įdomus. Sanskrito kalboje šaknis šuk reiškia šviesti. Taigi viena vertus, tai ryškus, tyras, baltas, viskas, kas susijęs su intelektualiu spindesiu. Bet yra ir kita biologinė prasmė – gyvybė teikianti esencija arba tiesiog sėkla. Jaučiate tą paradoksą? Sausas, sterilus intelektas ir pati gyvybės esmė – aistra. Šis dualizmas jį lydės visą gyvenimą. Viskas pasikeitė, kai jis atvyko mokytis į išminčiaus Angiro ašramą. Būtent čia jaunas ir talentingas Šukra susidūrė su, sakykim tiesiai šviesiai, didžiulę neteisę. Tai buvo ta vieta, kur jo milžiniškas žinių troškulus atsitrenkė į labai kietą sieną. Pažiūrėkime, kaip atrodė situacija. Turime 2 mokinius. Vienas Šukra, statusas pašalietis. Kitas Brihaspatis, būsimasis Jupiteris, statusas mokytojo sūnus. Kas gabesnis? Visi ženklai rodo, kad Šukra buvo disciplinuotesnis, jo protas aštresnis, bet koks atlygis. Šukra gauna tik pagrindus bazinės žinias, o Brihaspatis? Jam atitenka visos slaptos pačios galingiausios mantros, paprasčiausias nepotizmas. Būtent ši akivaizdinė teisybė ir pasėjo tą maišto sėklą, kuri vėliau išaugs į visą kosmosą dribinantį konfliktą. Taigi, antra dalis – galios paieškos. Ką daro genialus protas, kai sistemą jį atstumia? Jis ieško kitos sistemos arba sukuria savo. Šukra, atstumtas dievų elito, priima sprendimą, kuris sudrėbina visatos pamatus. Jis tampa asūrų dievų priešų guru, bet jo tikslas nebuvo tiesiog kerštas ar chaosas, ne. Jis siekia atkurti pusiausvyrą, kurią jo manymu dievai arogantiškai sugriovė. Kad suteiktų savo naujiems mokiniams, asurams, pranašumo prieš nemirtingus dievus, jam reikėjo kažko neįtikėtino, pagrindinio ginklo. Ir jis žinojo, kas tai yra. Mantra, galinti prikelti mirusiuosius. Paslaptis, kurią žinojo tik vienas dievas. Galingasis Šiva. Įsivaizduojate, tai iš esmės panaikintų didžiausią dievų pranašumą, jų nemirtingumą. Bet tokios galios kaina yra tiesiog neįsivaizduojama. Ir kokia ta kaina? 1000 metų. Pakartosiu, 1000 metų atgailos. Pamėginkite tai suvokti. Ne 100, ne 200, o visas 1000-metis. Tiek Šiva paprašė už žinias, galinčias pakeisti viską. Ir tai ne metafora. Tai tiesioginis, brutalus išbandymas, kurio masto mes net negalime įsivaizduoti. Ir kaip atrodė ta 1000 metų atgaila? Pažiūrėkite. Pirmas žingsnis – kabėti žemyn galva. Numedžio. Antras – daryti tai virš nuolat rūkstančio laužo. Kesti karščių dūmus nuolat. Ir trečias pats sunkiausias. Vienintelis maistas, vienintelis dalykas, kurį jis galėjo įkvėpti, buvo tie patys laužo dūmai. Tai tiesiog pranoksta protą. Ar tai vis dar primena tą švelnę, prabangią Venerą, apie kurią visi kalba? Gerai, trečia dalis. Guru dilema. Šukra įgijo neįtikinamą galią, bet ką daro senoji valdžia, kai pamato naują, galingą žaidėją?
Jie išsigąsta. Ir kai dievai išsigąsta, jie ima žaisti purvinai. Prasideda šnipų, klastos ir išdavysčių žaidimas. Dievų planas buvo genialus savo įžūlumu. Jie pasiuntė šnipą, kad pavogtų prisikėlimo mantrą. Ir kas tas šnipas? Niekas kitas kaip Kačia, Šukros didžiausio priešo, to pačio Brihaspačio sūnus. Misija – apsimesti mokinio, įgyti gurų pasitikėjimą ir išvogti didžiausią jo paslaptį. Rizika – milžiniška, bet ir laimėjimas dievams būtų viskas. Bet asurai nebuvo kvailai. Jie greitai suprato, kas vyksta. Ir tada prasidėjo, tikras pragaras Kačiai. Pirmas bandymas atsikratyti šnipo, jį nužudo, supjausto gabalais ir sušeria vilkams. Bet Šukra jį prikelia. Antras bandymas. Jį vėl nužudo, sutrima į pastą ir sumaišo su vandenynu. Ir vėl Šukra jį prikelia. Asurai griebėsi dar žiauresnio plano. Trečias bandymas. Kačią nužudo, sudegina iki pelenų ir sumaišo tos pelenus su Šukros vynu. Ir Šukra tą vyną išgeria. Ir štai čia. Dilema. Pati sunkiausia įmanoma dilema. Norint išgelbėti savo mokinį, dabar reikia mirti pačiam. Juk Kačia yra jo viduje. Vienintelis būdas jį prikelti, tai sudraskyti savo pačios kūną iš vidaus. Atrodytų viskas. Šachas ir matas. Išeities nėra. Bet genialus protas tam ir yra genialus, kad randa išeitį ten, kur jos atrodo nėra. Pirmiausia, Šukra supratęs, kad vynas jį pražudė, prakeikė visus bramanus, kurie gers alkoholį. Taisyklė gimusi iš jo paties klaidos. Antra, jis sugalvoja neįtikėtiną planą. Jis išmoko prisikėlimo mantras Kačią, kol šis vis dar yra jo viduje. Trečia, Kačia išmokęs mantrą atgimsta. Tai proceso metu jis nužudo Šukrą. Bet ketvirtas žingsnis. Kačia iškart panaudojo naujai įgytas žinias ir prikelia savo mokytoją. Tai tiesiog neįtikėtinas strateginis ėjimas. Pralaimėjimas paverstas pergale. Einam toliau. Ketvirta dalis – Dievo matas. Po visų šių įvykių Šukros autoritetas pasiekia neregėtas aukštumas. Jis tampa neabejotinų strategų. Ir jo politinė karjera pasiekia viršūnę, kai jo mokinys karalius Mahabalis Šukros padedamas užkarioja visus 3 pasaulius. Ir svarbiausia, kaip jis tai pasiekė. Karaliaujant Mahabaliui, asurai tapo galingesni už dievus ne dėl žiaurumo ar klastos. Ne. Šukro strategija buvo paremta disciplina, teisumu ir morale. Jis įrodė, kad galima laimėti būnant, tiesiog geresniems. Tai buvo jo didžiausias triumfas. Bet kaip žinia, dievai nemėgsta pralaimėti. Kai Asurų imperija klestėjo, į karaliaus Mahabalio rūmus atėjo mažas nekaltas berniukas prašyti išmaldos. Visi buvo sužavėti jo nuolankumu. Visi, išskyrus Šukrą. Jis pažvelgė į vaiką ir pasakė savo karaliui: "Tai ne vaikas, tai Višnus. Jis atėjo viską iš tavęs atimti." Tik Šukra įžvelgė dievišką apgaulą. Tačiau karalius Mahabalis, apakintas savo dosnumo ir garbės kodekso, neklausė savo guru. Jis ruošėsi duoti berniukui priesaiką, sutvirtintą vandeniu iš ceremoninio indo. Šukra suprato, kad žodžiais karaliaus nebesustabdys. Todėl jis griebėsi desperetiško veiksmo. Stebuklingai susitraukė iki vabzdžio dydžio ir įskrido į indo snapelį, jį užblokuodamas. Jis bandė fiziškai sutrukdyti pražūtingai priesaikai. Bet kaip baigėsi šis bandymas išgelbėti savo mokinį? Kokia buvo kaina? Višnus, supratęs, kas blokuoja snapelį, paėmė aštrų kušą žolės stiebelį ir tiesiog smegė į snapelį, kad išvalytų kliūtį. Taip jis perdurė Šukros akį. Ta akimirka Šukra prarado regėjimą viena akimi, bet jis iki galo įrodė savo ištikimybę. Tai buvo didžiausio pasiaukojimo kaina. Ir štai mes priartėjome prie pabaigos. 5 dalis. Nuo išminčiaus iki žvaigždės. Po visų šių kovų, strategijų ir neįtikėtino aukų, Šukros istorija pasiekė savo kosminę kulminaciją, kaip mirtingas išminčius tampa nemirtingų dangaus šviesuliu. Visata pripažino jo neįlainę galę ir išmintį. Jis buvo pakylėtas į dangų ir tapo tuo, kas vadinama graha. Šis žodis yra labai svarbus. Tai ne šiaip planeta. Sanskrito šaknis reiškia sugriebti, pagauti. Tai dangaus kūnas, kuris tiesioginė to žodžio prasme pagauna mūsų sąmonę ir veikia mūsų likimą. Taip Šukra tapo Venera, galinga kosminė jėga. Taigi, ką mums pasakoja visa šia istorija?
Jis sako, kad Venera, ryškiausias objektas dangulė po Saulės ir Mėnulio, yra kur kas daugiau nei tik grožis. Jis simbolizuoja aistrą, bet ne bet kokią, o aistrą kaip transformacijos jėgą. Jie valdo diplomatiją, strategiją, gebėjimą paversti chaosą ir konfliktą į harmoniją. Ir galbūt svarbiausia pamoka – mūsų didžiausios stiprybės dažnai gimsta iš giliausių žaizdų. Prarasta Šukros akis tapo jo galios simboliu. Ji moko, kad tikrasis grožis ir tikroji galia reikalauja neįtikėtinos disciplinos ir pasiaukojimų. Ir pabaigai, vienas klausimas apmąstymui. Kiekvieno gyvenime yra tam tikrų sričių. Pagalvokime, kuriuose iš jų galbūt per daug remiamasi nelankščiomis dogmomis ir taisyklėmis. Tuo, ką simbolizuoja Šukros oponentas Jupiteris. Ir kuriuose srityse atvirkščiai labiausiai trūksta kūrybingos, disciplinuotos aistros ir strategijos, kurią įkūnija Venera. Galbūt raktas yra nepasirinkti vieną ar kitą, o rasti pusiausvyrą tarp jų. Būtent ten galimas daiktas ir slypi tikroji išmintis.